Yra kažkas, ką islamistai slepia nuo jūsų apie islamą, apie tokį reikšmingą pokytį vykstantį iš vidaus, kad jie žino, jei kas nors iš mūsų apie tai sužinos, viskas baigsis. Ir štai kodėl kyla pasipriešinimas, nes mes neslepiam informacijos nuo jūsų, kitaip nei tie radikalūs teroristai, džihadistai, fanatikai, kurie bando užvaldyti mūsų pasaulį. Taigi štai gera žinia, islamizacijos pasaulyje žlugimas gali iš tikrųjų vykti iš vidaus. Mes to nedarome ir tai prasideda Irane. Dabar pagalvokite apie Iraną. Islamo Respublika teigia, kad jos gyventojų yra 99,5% musulmonų. Valstybė buvo sukurta teokratijos pagrindu. Konstitucija yra religinė. Švietimo sistema yra religinė. Teisinis kodeksas yra religinis. Viešasis gyvenimas viena ar kita forma yra kontroliuojamas religinės valdžios, arba bent jau toks yra oficialus vaizdas. Ir vis dėlto 2024 m. birželį Irano nuostatų analizės ir matavimo grupė, žinoma kaip Gaman, apklausė 77 216 Irano gyventojų šalies viduje. Apklausos rezultatai buvo pritaikyti atspindėti raštingą suaugusiųjų populiaciją. Rezultatai buvo nepaprasti. Maždaug 70% iraniečių nepritarė Islamo Respublikos konstitucijai. Tik 20% norėjo, kad ji išliktų. Matai, sakiau tau, jie bando tau meluoti, jie bando viską nuslėpti. Jie tiesiog bijo, kad žmonės iš vidaus, kurie iš tikrųjų mato tiesą, imsis veiksmų dėl to, kokia iškreipta visa ši sistema. Todėl jie jos nutildo. Bet tai nepadeda, nes ačiū Dievui, kai kurie žmonės vis dar gali mąstyti savarankiškai. 99% pasisako už demokratinę sistemą. 26% konkrečiai nori pasaulietinės respublikos. 21% nori konstitucinės monarchijos. Ar galiu tik pasakyti, kad 26% norintis pasaulietinės respublikos atrodo šiek tiek kitaip nei tie skaičiai, kuriuos jie mums sako, kad 95% visų tai palaiko. Žiūrėkite, tai psichologinė operacija. Mes žinome, kad tai psichologinė operacija. Mes matėme, kaip jie sėkmingai bandė įtikinti vakarų pasaulį, kad islamas auga ir auga ir auga ir auga. Ir tai tiesa, nebūkime kvailos, tai tiesa. Bet tuo pačiu metu jie taip pat bando išlaikyti tą pasakojimą, kad pasėtų baimę, kad laikytų mus išsigandusias, kad laikytų mus budres. Ir vienintelis būdas, kaip jie gali tai padaryti, yra slėpti faktą, kad žmonės iš vidaus bando išeiti. Jie to nenori. Maža mažuma netgi sveikintų federacinę struktūrą, kuri visiškai decentralizuotų valdžią nuo Teherano ir palaikytų 1979 m. revoliucijos principus bei aukščiausiąjį lyderį. Bet štai kas įdomu, mes visi girdime apie Iraną, bet tai vyksta ne tik Irane, tai vyksta visur. Bet užbėgu įvykiams už akių. Grįžkime prie vaizdo įrašo. Beje, tai yra Full of Nations, nuostabus naujas kanalas, kuris atlieka daug puikaus darbo. Būtinai juos pažiūrėkite. Tik iki 11% sumažėjus nuo 18% 2022 metais. 40% apklaustųjų teigia, kad režimo pasikeitimas yra būtina sąlyga bet kokioms reikšmingoms reformoms. Vėlgi, režimo pasikeitimas – būtina sąlyga bet kokioms reikšmingoms reformoms. Šalyje, kuri 4,5 dešimtmečio eksportavo savo ideologiją, mokė įgaliotinius kovotojus, kūrė Hezbollah, finansavo Hamas, rėmė Asadą ir mokė pasaulį apie islamo valdymą, gyventojai už uždarų durų jau žengė toliau. Ne iš dalies, ne šiek tiek, o ryžtingai. Moterų, gyvybės, laisvės sukilimas, kilęs po Maksos Aminės mirties 2022 metais, nesukėlė vien tik protestų gatvėse. Tai paspartino jau brendusį procesą – kartos atmetimą teokratiniam valdymui, ypač tarp jaunimo, išsilavinusių ir miestų gyventojų. Tyrėjai, nagrinėję Irano interneto naudojimą vėlesniais metais, užfiksavo reiškinį, kuriam dvasininkai neturėjo atsakymo. 10 milijonų iraniečių pradėjo nuolat naudoti VPN, tokius kaip Siphon, kad apeitų valstybinius filtrus. Jie ne tik žiūrėjo vakarietišką pramoginį turinį, jie skaitė atskalūnišką literatūrą. Žinote, kas čia liūdniausia? Visas pasipriešinimas Amerikos įsikišimui į Irano karą, žmonės nesupranta, kad tai yra islamizacijos Amerikoje esmė. Jeigu jūs bijote, kad islamizacija vyks Jungtinėse valstijose taip, kaip jį vyko JAV, tuomet jūs palaikote Amerikos pastangas padėti nuversti šį režimą. Šie dalykai yra tarpusavėje susiję ir Irano žmonės meldėsi, kad žmonės tai suprastų. Tačiau dėja, Irano Islamo Respublikos psichologinės operacijos internete nukreiptos prieš amerikiečius buvo tokios veiksmingos, kad dauguma žmonių to net nesupranta. Kas yra beprotiška. Žiūrėdami debatus tarp buvusių musulmonų ir dvasininkų YouTube, jie dalyvavo persų kalbos Telegram kanaluose, kur režimo religiniai pamatai buvo ardoma įrašas po įrašo. 2025 m. 12 dienų karas tarp Irano ir Izraelio tik dar labiau sustiprino atmetimą. Valstybė bandė sutelkti gyventojus nacionaliniai gynybai. Gyventojai, apklausa po apklausos, atsisakė painioti šalies gynimą su ją valdančio režimo gynimu. Damano duomenys nėra išimtis. Jie buvo pakartoti daugelį apklausų, atliktų pasitelkus VPN tinklus, tokius kaip Siphon, kurie leidžia Iranams apeiti valstybės cenzūrą ir atsakyti sąžiningai, nebijant pasekmių. Kai kurie kritikai iškėlė metodologinių klausimų dėl Gamano apklausų ir tokios diskusijos iš tiesų vyksta.
Tačiau platesnė tendencija - jaunimo atsiribojimas nuo dvasininkų autoriteto, smarkiai sumažėjęs lankymasis mečetėse ir pogrindinis atsimetėlių judėjimas, visos kartos akivaizdus pasaulietiškumo troškulys yra dokumentuojama nepriklausomų žurnalistų, akademinių tyrėjų ir net pačios Irano valstybinės žiniasklaidos, kai jie būna užklupti netikėtai. Teokratija vis dar valdo ginkluotą jėgą, ji nekontroliuoja protų. Nekontroliuoja. Ji nekontroliuoja protų ir būtent todėl jie taip bijo. Ir tai, kas vyksta Irane, nėra atskiras atvejis. Tuo išgirsime apie Saudo Arabiją, vaikinai. Sakiau jums, kad Saudo Arabijos istorija dar beprotiškesnė, nes Saudo Arabija buvo paversta visiškai normalia šalimi, kuri yra tiesiog viena iš mūsų. Bet ne, mano draugai, tai ne taip paprasta. Prie viso to dar prieisime, po to, kai išgirsime daugiau atsakymų. Jūs visi žinote, kad nemėgstu naudoti produktų ant savo odos, nes nenoriu jaustis lipni ar užsikimšusi, aš tiesiog noriu jaustis švari. Ir žinau, kad neturėti veido priežiūros ritualą beveik prilygsta nusikaltimui. Bet dabar, kai atradau OneSkin, gali būti, kad turėsiu pripažinti, jog visą laiką klydau. Suprantate, aš dar nesu sena, bet pastaruoju metu pastebiu pokyčius savo odoje, o tai yra ženklas, kad atėjo laikas senti. Ir tai tikrai nemandagu. Bet po daugybės draugių kalbinėjimų nusprendžiau pabandyti. Ir taip, dabar esu pasikeitusi moteris. Nereklamuoju dalykų, kuriais nepasitikiu. Jūs visi žinote, kaip būna, bet rimtai, tiesiog pažiūrėkite, ką manote. Ir tai nėra tik mano patirtis. OneSkin turi daugiau nei 10 000 5 žvaigždučių atsiliepimų ir dabar yra odos ilgamžiškumo lyderiai. Turiu jūs įspėti, kad priešingai nei internetas nori jūs įtikinti, jums tikrai nereikia sudėtingos rutinos, kad pagerintumėte savo odos išvaizdą. Daugiau nei 10 metų trukusių ilgamžiškumo tyrimų pagrindų sukurtas OneSkin OSO1 peptidas įrodyta, kad veikia matomų senėjimo požymis ir padeda jums atskleisti sveikiausią odą dabar ir senstant. Ribotą laiką išbandykite OneSkin su 15% nuolaida naudodami kodą MEIRA svetainėje oneskin.co adresu oneskin.co/meira. Tai 15% nuolaida oneskin.co su kodu MEIRA. Po pirkimo jūsų paklaus, kur apie juos sužinojate. Tad prašome palaikyti mūsų laidą ir pasakyti, kad mes jūs atsiuntėme. Yra ir kitų būdų, kaip galite palaikyti mūsų laidą. Žinoma, užsiprenumeruodami, reklamuodami šį vaizdo įrašą, dalindamiesi su draugu. Ir netrukus turėsime labai įdomų pranešimą apie tai, kaip Pushback plečiasi. Daugelis jūsų klausėte, kaip galite prisidėti. Ir atsakymas jau visai netrukus. Bet kaip sakiau, Saudo Arabija nelaukia nieko. Sužinokime, kas iš tikrųjų vyksta. Saudo Arabija. Ilgą laiką laikyta nepajudinamų sunitų religinės valdžios pagrindų keičiasi. Pagal sosto įpėdinio Mohamedo bin Salmano viziją 2023 reformas religinė policija buvo apribota. Kino teatrai vėl atidaryti. Muzikos festivaliai sutraukė 10 000 žmonių. O privačiose anonimiškai atliktose apklausose nepriklausomi tyrėjai apskaičiavo, kad 15–25% Saudo Arabijos jaunimo tyliai save laiko nereligingais. Prieš 10 metį toks skaičius buvo neįsivaizduojamas. Viešas kūrimo atmetimas. Tai beprotiškas skaičius, vaikinai. Tai beprotiškas skaičius. Ir jaudinantis skaičius. Tai reiškia teisiškai ir socialiai pavojinga karalystėje, bet tendencijos yra akivaizdžios. Visame musulmonų pasaulyje vyksta kažkas gilesnio, kažkas, ko dvasininkai niekada neplanavo. Mes jau esame sukūrę ankstesnį vaizdo įrašą apie tai, kaip internetas daro didžiulį poveikį, nes leidžia žmonėms užduoti klausimus, kurių anksčiau nebuvo galima kelti. Prisiminkite, jei esate to islamistinio kulto religijos dalis, jums buvo pasakyta, kad jei net suabejosite, paklausite ir pagalvosite apie išėjimą, tuomet esate netikėlis ir jie gali jūs nubausti, o tai apskritai nėra gerai, bet tai žmonės labai išgąsdina klausti. Ir kur jūs eitumėte klausti? Ką darytumėte? Kam pasakytumėte, kad abejojate? Kaip jūs rastumėte kokios nors informacijos? Negalite, nes tada save išduosite. Tačiau internetas leido žmonėms ieškoti dalykų tyliai, nesukeliant savo problemų. Ir tai tapo tikra problema šiems islamistams. Internetas. 14 amžių islamo žinių perdavimas buvo griežtai kontroliuojamas. Mokslininkai, imamai, valstybinės institucijos, atsimetimo tabu. 12 musulmonų daugumą turinčių šalių tikėjimo atsisakymas vis dar gali būti teisėtai baudžiamas mirties bausme. Viešos abejonės buvo ne tik dvasiškai pavojingos, bet ir fiziškai pavojingos. Bendruomenės, šeimos ir vyriausybės visos stiprino tą pačią ribą. Tu nepalikdavai tikėjimo, tu nekeldavai klausimų, o jei ir kėliai, tai darai tyliai, vienas ir rizikuodamas savo saugumu. Išmanieji telefonai viską pakeitė. Tai ką krikščionybė išgyveno per šimtmečius - reformacija, apšvieta, ilgą ginčą su protu ir mokslu, dabar visa tai vyksta per kelis dešimtmečius. Suspausta, pagreitinta, priversta išeiti į viešumą technologijos, kurios nesukūrė jokia dvasinė valdžia ir kurios ne viena jų negali visiškai kontroliuoti. Šiaurės Amerikos buvusių musulmonų organizacija, žinoma kaip EXMNA, išsamei dokumentavo šį pokytį. Jų duomenimis 78% tų, kurie paliko islamą, pirmasias rimtas abejonės patyrė skaitmeninėse erdvėse. Ačiū Dievui už internetą, bent jau kažkas gero iš to išėjo. Subreddite RX Muslim dabar yra daugiau nei 400 000 narių.
Hadysų prieštaravimai, istorinė kritika, moksliniai prieštaravimai, diskusijos apie moterų teisę, vergovę ir atsimetimą. Visa tai dabar atvirai aptariama vietose, kurių jokia valdžia negali visiškai cenzuruoti. Pasak EXMN apklausos, pagrindinė pasitraukimo priežastis - 58% nurodė konfliktus su žmogaus teisėmis, ypač moterų ir LGBTQ asmenų traktavimą. 28% nurodė konfliktus su mokslu. Už kiekvieno iš šių procentų slypi asmeninė istorija. Jauna moteris Teherane naktį 2 valandą telefone skaitanti išverstą filosofiją. Tačiau tai yra daugiau nei tik asmeninės istorijos. Pagalvokite, ką tai reiškia broliams ir seserims, šeimoms, žmonėms, kurie tai mato, tiesa? Kai vienas žmogus pasiryžta kažko atsisakyti, visi kiti tai stebi. Ir nors gali būti daug neapykantos, daug nusivylimo ir daug pykčio, gali atsirasti žmonių, kurie tai stebi ir pagalvoja. Palaukite, jei jie turėjo drąsos, galbūt ir aš turiu drąsos. Tai judėjimas, kuris plinta. Kai niekas nėra pasiryžęs kažko daryti, tada niekas ir nedaro. Bet kai vienas žmogus tai padaro, kitas įgauna drąsos, dar kitas įgauna drąsos ir tai auga, auga ir auga. Tai tik pradžia. Studentas iš Kairo, radęs lyginamųjų religijų formą, niekada nebegrįžo prie tikrumo. Paaugliai iš diasporos Berlyne, Londone ar Toronte užduoda klausimus, į kuriuos jos tėvai negali atsakyti, ir randa internetinės bendruomenės, kurios ne tik patvirtina, kad tie klausimai pagrįsti, bet ir pateikia atsakymus. Tai yra mechanizmas. Tam nereikia atviros apostazės, tam nereikia viešo atsiskyrimo. Tam tai reikia išmaniojo telefono ir šiek tiek smalsumo. Pasitraukimas dažnai vyksta tyliai, per kelis mėnesius, kartais metus, gerokai anksčiau nei kas nors šeimoje supranta, kad religinis įsipareigojimas jau išnyko. Jungtinėse valstijose Pew Research duomenys rodo, kad 24% su islamu užaugusių suaugusiųjų jau nebesitapatina su šia religija. Maždaug 23% dabartinių JAV musulmonų yra atsivertėliai. Tačiau religinio perėjimo poveikis musulmonų populiacijos augimui iš esmės yra nulinis. Kai kurie tyrimai rodo, kad 50–70% amerikiečių atsivertėlių per kelerius metus galiausiai palieka tikėjimą. Tai beprotiška statistika, nes vėlgi visur internete, TikTok ir panašiai matote, kaip daugybė žmonių atsiverčia į islamą. Tačiau jūs nematote fakto, kad beveik 70%, o gal net ir daugiau žmonių palieka tikėjimą. Jie išeina po to, kai prisijungia. Jie pradeda, susižavi, tada supranta tai, ką mes čia visada žinojome ir tada išeina. Tai reiškia, kad visa ši idėja, jog mes augame plėsdamėsi, iš tikrųjų neveikia. Bendruomenės palaikymas ir kultūrinės kliūtys. Šios dalies perėmimo pasakojimas visiškai nepastebėjo. Ši sistema laikė, kad religinė tapatybė yra nekintanti, kad musulmonas gimęs 2000-aisiais bus musulmonas ir 2030-aisiais. Tad demografinės prognozės galėtų tiesiog padauginti dabartinius gyventojų skaičius ateičiai, ši sistema neįvertino ardančio neribotos informacijos prieinamumo poveikio griežtoms religinėms sistemoms. Ji neįvertino fakto, kad jai priklausyti tam yra tiesiog siaubinga. Kai kurie žmonės tam tikrų momentų gali tai pastebėti. Dvasininkų monopolija tiesai ne tik buvo užginčyta, ji buvo apeita. Ir tada yra pati demografinė istorija. Taip, islamas yra sparčiausiai auganti pagrindinė religija pasaulyje. Pew Research patvirtino savo 2025 m. birželio atnaujinime, kad pasaulinė musulmonų populiacija nuo 2010 iki 2020 metų išaugo 21% nuo 1,7 milijardo iki 2 milijardų. Tai yra dvigubai didesnis augimo tempas nei likusio pasaulio. Tačiau štai ką slepia šis pagrindinis skaičius. Tas augimas yra suteltas regionuose, kuriuose moterų išsilavinimas žemas, o gimstamumo rodikliai aukšti. Ypač posacharinėje Afrikoje, kur vidutinė musulmonė moteris susilaukia maždaug 3–1 vaiko. Kai tik moterys tuose regionuose gauna išsilavinimą, kontracepciją, savarankiškumą, gimstamumo rodikliai per 1 ar 2 kartas smarkiai sumažėja iki nacionalinio vidurkio. Šį modelį matėme pasikartojantį daugybėje šalių. Irano gimstamumo rodiklis pats nukrito žemiau kartų kaitos lygio. Tunisas ir Turkija artėja prie europinių normų. Net ir konservatyvioje Saudo Arabijoje vidutinė moteris dabar susilaukia vos 2 vaikų. Islamo demografinis bumas yra laikinas reiškinys, o ne nuolatinė šios religijos savybė. Europoje ir Šiaurės Amerikoje musulmonų populiacijos augimą daugiausia lemia migracija, o ne nuolat didesnis antrųjų ir trečiųjų kartų imigrantų gimstamumas. Beprotiška manyti, kad viena iš sprendimų, kaip kovoti su islamizacija, galėtų būti keliauti į Afriką, šviesti moteris ir suteikti joms kontracepciją. Tiesiog neįtikėtina, kiek daug skirtingų dalykų iš tikrųjų daro įtaką pasauliui, kurį matome, apie kuriuos net nesusimastome. Dažnai manome, kad egzistuoja tik vienas sprendimas, kuris galėtų veikti, pavyzdžiui, kažką atskleisti. Tačiau yra daugybė kitų mažų dalykų, kurie iš tikrųjų labai padeda pasauliui ir taip pat ilgalaikėje perspektyvoje padeda spręsti šią didžiulę problemą. Pagalvojate apie tai, kad norint sustabdyti augančius skaičius, reikia šviesti moteris. Tai tarsi laimėjimas. 2 zuikiai vienu šūviu. Šis modelis kartojasi visur. Tai buvo ištirta. Trečioji karta jau susilygina, o ne išsiskiria. Musulmonų šeimų gimstamumo rodikliai tokiose šalyse kaip Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Vokietija beveik nesiskiria nuo šalies vidurkio. Net ir Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, kur gyvena dauguma pasaulio musulmonų, gimstamumo rodikliai mažėja. Indonezija – šalis, kurioje gyvena daugiausia musulmonų pasaulyje.
Leiskite man pasakyti šį dalyką, nes turime būti atviri. Taip, gimstamumo rodiklis mažėja, bet jei 2 milijardai žmonių su kažkuo tapatinasi, tai yra problema. Net jei tas skaičius sumažėtų perpus, vis tiek turėtumėte milijardą žmonių. Tai neįsprendžia tikrosios problemos, su kuria susidurėme, bet tai yra svarbus priminimas apie tai, kad mes dažnai taip pat pasiduodavome jų naratyvų karui. Jie įtikino mus, kad jie yra nenugalimi, kad jų negalima sustabdyti, kad jie yra visur, kad jie auga, kad visi to tiki. Tai iš tikrųjų nėra visiška tiesa. Jie labai stengiasi cenzūruoti tokius vaizdo įrašus, užgniaužti tokią informaciją, kad žmonės nesuprastų. Palaukite, švietimas, atviras kalbėjimas apie šiuos dalykus ir problemų iškėlimas į viešumą iš tikrųjų turi poveikį. Jūs net neįsivaizduojate, kas žiūri, jūs nežinote, kas vyksta. Faktas, kad žmonės investuoja į Afriką, kad pamaitintų moteris, suteiktų joms galimybę mokytis ir pasiūlytų vaisingumo pasirinkimų. Tai iš tikrųjų gali pagerinti ir mūsų galimybės. Tiek daug skirtingų elementų, tiek daug skirtingų dalykų, kuriuos galite padaryti. Nes žinau, kad tai klausimas, kurį mums nuolat užduoda, tiesa, prieštaravimai. Gerai, mes matome tiesą. O kas toliau? Prisiminkite, kad galite sugalvoti kūrybiškų būdų, kaip padaryti pasaulį geresnį. Ir dalis pasaulio gerinimo yra sustabdyti blogų idėjų plitimą. Tačiau būdai, kaip sustabdyti tas idėjas, yra arba kovoti su pačiomis idėjomis, arba padėti žmonėms, kurie jomis tiki, tapti protingesniais, kad jie jų nepriimtų. Abu šie variantai yra galimi, mano draugai. Eikite ir pasirinkite tai, kas jums tinka. Ir žinoma, ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.